skridęs su Lietuvos akrobatinio skraidymo čempionu. O va ten buvo baisu, bet išlipti negalėjau. Per daugelį metų skristi lėktuvėse tapo jau ne kasdienybė, bet kiekvieną mėnesį po vieną arba kitą skrydį. Todėl tiesiog įprasta lipi, sėdi, žiūri kažkas, kokio filmo, bandai miegoti ir jau galvoja apie ką veiksi toliau. Ką galiu pasakyti apie skrydžius? Skrydžiai man patinka. Gana lengvai jos pernešu. Gal turbūt dėl to, kad viena iš mano neišsipildžiusių vaikystės svajonių buvo, turbūt ir yra, lėktuvo piloto profesija. Praėjusiais metais, 2015 šiuo atveju, aplink pasaulį apskridau daugiau negu 1,5 karto. Patinka skrist. Mėgstu skraidyti, labai daug skraidau. Nebijau nei aukščio, nei skrydžio. Bet vieną kartą, besileidžiant Kopenhagoje, lėktuvas nelabai gerai pataikė į nusileidimo taką. Tai teko jam kilti dar kartelį. Nu, ne kažką jausmelis, ne kažką. Tai, bet vis tiek neišmušė noro skraidyti. Susimetimiausią turbūt skrydį turėjau prieš kokius 3 metus. Tai iš Maskvos skridau su Liteiru. Tai buvo pats įdomiausias dalykas tai, kad vakare atėjus į Vnukovo aerouostą, reiškia, pamatėm lėktuvas, kurios skrisim į Vilnių, buvo toks propelerinis lėktuvas. Jis visas buvo toks apšalęs, labai liūdnai atrodė. Ir įlipus į lėktuvą, stiuardesė vaikščiojo, viena stiuardesė aptarnavo, reiškia, vaikščiojo su paltu, tiesiog beveik su kailiniais. Visas buvo ir šaltas lėktuvas, nu tai gerai, nu galvojau, o taip prišils, atsisėdom, reiškia, pradėjom skrydį. Tai šitas pradžia buvo tokia, nu, šalta, kažkiek nejauku, bet viskas liktai normaliai klostėsi. Tačiau, skrendant jau prie Vilniaus, kažkur ties Minsku, jau praskrendant Baltarusijos sostinę, lėktuvą tiesiog pradėjo labai smarkiai purtyti. Buvo Vilniuje labai didelis vėjas, todėl turbulencija beveik prasidėjo ten 4 km aukštyje. Lėktuvas kilo, leidosi, tiesiog duobės tokios didelės, kad krenta ir vėl kyla. Tiesiog stiuardesė balta sėdėjo priešais mus prisisekusi. Nieko nebesakė, nebelinkėjo ten ant gero nusileidimo, nei ką, nebetikrino, kas prisisekė, kas ne, nes jau visi buvo prisisekę. Reiškia, tai, nu ir kaip mes nusileidom aerouostą, jau leidžiamės į patį aerouostą, praskrendam virš Minsko plento, taip, ir lėktuvas leidžiasi, tiesiog per pasižiūrėjęs išorinį langą, pamatau nusileidimo tą taką. Reiškia, tai supranti, kad lėktuvas šonu eina į Vilniaus aerouostą. Ir kaip nusileidom, tai galvojau, taip mintyse galvojau, ką pasakys pilotas. Pilotas sako, ačiū, kad skridote su mumis ir malonu matyti savo lėktuvus. Mūsų kompanijos lėktuvėse tikimės, kad ir ateityje jūs sulauksime. Tai visų aplinkui sėdinčių buvo tokia atgal į Maskvą grįšiu su traukiniu, į Liuteirą daugiau nesėsiu. Dar pamiršau papasakoti apie pojūčius. Labiausiai patinka jausmas leidžiantis lėktuvui, ypatingai sėdint lėktuvo galiniai daly. Tas pojūtis, kai leidžiantis lėktuvui į truputėlį sumėto. Jautiesi kaip panašiai kaip slystant automobilyje, kuris slysta, tik tai suvoki, kad masė ir visa didybė šiek tiek skiriasi nuo automobilio. Tad ir pojūtis šiek tiek kitoks, bet jausmas labai fainas ir tuo metu jaučiu labai didelę pagarbą lėktuvo pilotam, tie, kurie sugeba tą procesą suvaldyti. Maitina skaniai, kėdės patogios, telefono yra kur pasikraut. Vienintelio dalyko, ko negaliu pakęsti po šiai dienai, per metus, neseniai irgi skaičiavau, aš per metus taip 100 virš lėktuvų
įlipu ir išlipu. Po šiai dienai oro duobių negaliu pakęsti ir panašu, kad niekada nesitaikysiu. Kaip tik oro duobės, tai pas mane šlapi delnai būna. Aš nebijau, bet nekalbėsiu. Patinka skristi, ypač patinka kilimo momentas ir labai smagu, kai lėktuve būna daug vietos kojom. O dar smagu, kai galiu sėdėti prie lango ir stebėti, kaip lėktuvai daro skrydžio metu posūkius. Šiaip baimės didelės neturiu, bet tekę susidurt. Pirmas kartas tai buvo berods kokie 91 metai. Buvo skrydis Minskas-Maskva. Labai sunkiai bilietą gavom. Rytinis skrydis buvo pats pirmas ankstyvas. Ir buvo toks rūkas, kad Maskvoje lėktuvas nusileido iš 3 karto. Jis nepataikydavo į nusileidimo taką tiesiai. Tai tik tai per langą pamatom asfaltą ir vėl į viršų. Ir taip iš 3 karto. O sekantis įdomus skrydis tai buvo berods gal kokie 96 metai Tailande. Irgi su rusų aviakompanija čarterinė. Pakilom iš Patajos oro uosto. Jau virš Bankoko skrendam ir lėktuvas pradėjo nežmoniškai drebėti. Daiktai krenta, stiuardesės prisirišę, o lėktuvo vadas drebančių balsų sako, kad mes turim dėl kažkokio tai priežasčių, reiškia, priverstinį nusileidimą daryti atgal. Tai ten jau draugas tuo metu sako, gerai, kad vaikam viską surašiau, kur kas palikti. Kas gali būti geriau, kai ir lėktuve gali domėtis techniką. Šie metai man skirtingi, nes lėktuvas įvykių tiek jau metų, kiek nebuvo vykęs visą savo gyvenimą. Bet skirtingi man patinka. Lėktuvas labai geras, sėdynės irgi labai patinka, maistas buvo geras, svarbu gera aplinka, geri žmonės šalia, yra apie kažką pakalbėti, skrydis dabar neilgas, bet tikiuosi ilgam skrydžiai bus dar geriau. Eilinis skrydis, nelabai mėgstu skraidyti, tad reikia kažkaip iškęsti. Lėktuve laiką praleidžiu klausydamas audio knygų, žiūriu filmus. Nepatinka vyrai stiuardesai ir kaimynai, kurie knarkia.